Va, čia einam per mažą tiltelį. Diego, kur lakstai? Va, nu, Diegutė einam visi. Va, Diego bėga per tiltelį, miške. Va, į kalną, lipam į kalną. Burbuliai. Pūsi burbulus. Nu, o bėg Diegutė į kalną, va čia žiūrėk, koks kalnas, bėg į kalną. Va. Baigsiu to burbulo, nukris nuo tilto. Namuose su tais burbulais. Dabar žiūrėk į gamtą. Nu, čia jį padaryta sėdėti, matai? Palipom ant kalno. Dabar gal sėdėti. Taip, čia galima sėdėti, matai padaryta koks. Va, sėdėti dar vienas suolelis, va. Ir čia vanduo ten matosi, va. Matai. Čia pat. Va, čia pat vanduo. Va, bebrai nulaužė medžius, jau čia yra įkritę medžiai. Bebra darbas, tas didelį medį nulaužė, nukanda. Va, ten, man atrodo. Einam, dar vienas suolelis čia va yra, to miškeliu kaip eini, va. Tik atsargiai, Diegutė, ten neskubėk, matai, ten eina žemyn. Va, viena belytė eina, tai irgi neskubėk. Va, mes miške. Man įtartinai tie mūsų daiktai palikti. Nu, va, palaukit. Nu, jeigu nori, eik paimk juos. Va, Anabela. Va, prie vandens. Čia vanduo. Va, čia pasilipo prie tiltelio. Anabel nenukrisk atsargiai. Ne. Apsistoti, girdžiu. Ką? Gal čia apsistoti? Nu, galime čia atsinešti. Atneš tos daiktus čia, tada mes čia pabūsim. Čia į saulutė šviečia. Ir mes čia, bet čia yra kur įsikepti ir čia visur yra galima įsikepti. Mes dar eisim dar prie vieno tiltelio. Va, nu palaukit dabar, palaukit, stop.